Taigi sveiki, su jumis aš ponas Goblinas ir VM. Ir šiandieną mes apžiūrėsime ilgai lauktas Eurovizijos finalo dainas. Pas mus šitos dainos jau vyks šį vakarą, šis finalas. Tai labai bus smagu. Ką tu čia po velniais darai? aš valgau popkornus. Man čia skylėva yra. Okei, įdomiai. Gerai, o dabar keliaujame prie mūsų Eurovizijos dainų. Ai, taip pat aš plaukus susiauginau, žiūrėk. O, Koks šaunuolis. o tu įvaizdį pakeitai, bet to ko nepasakei. Tai atsiprašau, Gerai, ir pirmoji Eurovizijos daina yra VB Gang Kaboom. Vidas Bareikis. Išdydink, man labai patiko. Išdydink. 3, 2, 1, pradedam. Okay. Mes pakritikuosim šitą dainą iš karto. Давай, Ai, ne, pagreitina šiek tiek. Žiūrėti čia yra tiesiog akim. Jie dainuot, what the fuck? Jie dainuot nemoka. Jisai norėjo pasakyti, kad jie dainuot nemoka, bet klipas geras. Okei, o dabar Mes vertiname. kiek gerai. Keli žodžiai pirma bus mano, nes ponas Gabrielius prieš video sakė, kad aš turiu pradėti pirmas kol kas kažkodėl, ką svečiui pirmenybę. Gerai, nesvarbu. Tai manau, kad šita daina yra tikrai tiesiog akims, tai yra vizija, Eurovizija, tai tikrai yra tik tai žiūrėjimui, pačios jokios melodijos nėra. Todėl aš duodu 6 iš 10 ir tikrai nemanau, kad pateks į Euroviziją didžiai. Nei pateks, nei kažką ten padarys. Pone Goblinai? Okei? Mano eilėjau. Taip, tavo, sakyk. Taigi, aš pritariu jiem, kad čia yra tik tais vizija akim ir dainuoti jie nemoka. Labai man patiko mūsų raustas Bareikiui, kurį sugalvojom ekspromtu ir dėl to, dėl klipo aš vien duodu 8, nes man labai juokinga buvo. Aš kai pirmą kartą žiūrėjau, apsiverkiau iš džiaugsmo, iš juoko. Iš džiaugsmo galvoju, Vidas Bareikis, pagaliau šitas kiaušingalvis voras kažką sukūrė. Ir pam ir šūdas. Taigi, einame prie kitos dainos, kuri yra Silvesterio Belto Luktelk. Labai daug gerų atsiliepimų sulaukus dainos. Iš lietuvių, nes lietuviška daina. Lietuviška, Jessica Šai padėjo kurti šitą dainą. Nepadėjo, sukūrė. Viena ir vėl kita, tarytum čia, data sustojo. Auskarų musyse pas jį neblogai. Ir kai su labai, surasi tu mane. Kiek tai Spotify dainavo geriau. Saulė nepakyla. Žinai, ten viskas. Tai nežiūrėjau, nebuvau nei kart matęs asmeniškai klipo, bet dainą klausiau labai daug kartų, man labai patiko. O klipas, aš mažinau vertinimą tikrai. Jau. Aš sakai, tau klipas mažinai vertinimas. Daina man patinka, bet ji visą laiką kartojasi, tai labai užmisa. O šokėjai šoka neblogai, jis tiesiog stovi ir atrodo, kad jam traukuliai prasidėjo. Jis atskudina vieną petį. Tai labai užmisa. Pažįsti mane, saulė nepakyla.
nedarykit, ką jūs čia jo klausot. Gerai. Taigi, kaip jiem tu vertini šitą labai įdomią dainą, kur tikrai neįmanoma užmigti? Tai jinai yra gera, turi ritmą, žinoma, padėta Jessica Shy, beveik sukurta ir muzika, ir žodžiai. Taip čia praktiškai nereikėjo nieko daryti. Tas ir mažina pažymį mano nuomonę šitai dainai. Šokėjai man visai patiko, bet jis asmeniškai nedarė apskritai nieko. Tai aš jam šiai dainai, kaip dainai, duočiau 7 iš 10. Ir, ir labai bijau, kad ji pateks, bet nemanau, kad ji turi šansų didžiojo Eurovizijai. Taigi, Euro. Oi, atsiprašau, pavadinimą visi žiūrėjau. Euro. Taigi, apie dainą šią luktelk. Aš irgi kaip jie manau, kad jinai, kadangi man minusą šiek tiek deda didžiojo Eurovizijai, jeigu jinai patektų, kad jinai lietuviška. Kaip ir tai jau neblogai, nes matėme iš Monikos Liu, bet vis tiek. Gali būti visai, gal net nepateks į finalą didžiojo Eurovizijai, bet šansų Lietuvos va šitam tikrai, manau, turi. Aš skiriu irgi 7, man labai klipas nuobodus buvo, tikėjaus geriau. Žodžiu, taigi, einam prie kito. Užtenka, gerai, varom. Ir sekantis daina yra Aiste, arba Aiste, arba Oiste, arba Oiste. Nežinau kaip tart. We will rule the world. Man nesikiša, seniai. Nekišk, trauplauk! Įkrito per tave. Gerai, viskas, į dainą, nekreipk į tą popcorną. Pakeikit plaukai! Plaukai nukrito, žmogų gelbėkit! Ką darom, tuoj žmogui plaukai nukrito, padėkit, Jautis, gera nuotaika. To išgirsit mūsų komentarus apie ją. Tai man. Tai aš kaip visada pradėsiu dainos vertinimą. Tai Aiste, ne pati žinomiausia atlikėja. Man asmeniškai daina patiko, kai ją klausiau pirmą kartą per Spotify. Aiste. Aiste. Arba Aiste. Nesvarbu, vienu žodžiu durną pavadinimą susigalvojo. Jeigu, aš nemanau, aš neįsivaizduoju jos didžiojoje Eurovizijai, nes jinai tiesiog priduso pačiam gale, per daug judėti jai reikėjo ir tikrai geriau skambėjo Spotify negu čia. Tai va, aš jai duodu, man šiaip asmeniškai daina patinka ir mačiau, kad jinai turi balsą, tai duodu 5 iš 10. Okay. Taigi, aš duosiu šiek tiek geresnį vertimą negu jiem. Aišku, jautėsi, kad šiek tiek nepataikė į ritmą. Aišku, šansų turi, jeigu sudainuos labai gerai šiandien. Yra, manau, to 5-tukė, kaip manai? Yra, jeigu gerai sudainuotų. Manau, yra stipresnių, bet šį savaitgalį, šią dieną pas mus, tai yra Šeštadienis. Šeštadienis, vasario 17 diena, šiandieną bus ta Eurovizijos Lietuvos finalas, tai mes ir pasižiūrėsime. Jo. Aš duodu 8 žodžių. Einam toliau. Ne, aš 7. 7. Einam